Pradėkime šią meditaciją įstaisydami patogiai. Raskime tokią poziciją kūnui, kurioje galėtume išlikti budrus viduje. Tačiau tuo pačiu ši pozicija neturi sukelti nepatogumo, skausmo, įtampos kūnui. Antraip liksime prie kūno, nesugebėsime panirti giliau. Meditacija nėra fizinis pratimas. Visa meditacijos esmė yra vidinė realizacija, budrumas, savistaba. Iš ties, ko mes siekiame, yra atsirišti nuo kūno ir jo pojūčių. Tad mums įsitempęs, skaudantis kūnas gali tapti kliūtimi. Jeigu gebame sėdėti sukryžiuotomis kojomis, tikrai taisyklinga pozicija, tai yra puiku. Pastebėsime, kaip tai suteikia mums vidinio žvalumo, budrumo, kuris mums taip reikalingas. Tačiau jei kūnas nėra prie to pratęs, yra verčiau kėdė. Verčiau yra kita pozicija, kurioje stuburas galėtų išlikti tiesus, galėtume atrasti ramybę. Taip pat jei meditaciją atsigultume, ko gero iškart užmigtume. Tad turime atrasti kiekvieną savo būdą, savo poziciją, savo vietą. Svarbiausias dalykas čia yra budrumo ir atsipalaidavimo balansas. Kuomet pasiekiame abu, tai yra gerai. Tai yra geras pagrindas. Ir pradėkime šią meditaciją, atmindami dvasinį principą, kuris mus lydi visą kelią. Šis dvasinis principas yra toks. Dievas, slypintis tavo prigimtyje, yra tobulas nuo pat pradžių. Šiam Dievui nereikia nieko pridėti, nėra nieko, ko jam trūktų. Šis Dievas yra tobulas tavo ir kiekvienos būtybės viduje, persmelkęs visatą. Tad šis dvasinis principas sako, nėra nieko, ko mums reikėtų pasiekti, įgyti, sukaupti. Visas mūsų dvasinis kelias yra paleisti, atiduoti, pasiduoti. Šis save tapatinantis protas, su formomis, su būsenomis, su jutimais, konceptais, idėjomis, mus paprasčiausiai dengia nuo mūsų natūralios prigimties, kuri jau yra tobula. Visa, ko mums reikia, tai yra pasiduoti. Atiduoti visą, ko yra per daug, kas nėra darnu su mūsų tikrąja prigimtimi. Atiduoti visą į Dievo rankas. Tad patirkime savo patyrimu, kaip šis kelias yra atiduoti, paleisti, atpalaiduoti. Meskime iš savo galvos tokias idėjas, kad mums reikia kažką pasiekti. Visa, ko mums reikia, yra atsipalaiduoti į viešpaties glėbį, pasitikėti, jog paleidus visą, viešpats mūsų gaus. Ir atsipalaiduokime giliai, atpalaiduokime šį kūną. Sugrįžkime į šį momentą, šią akimirką, vienintelę tikrovę. Ir jautriai pastebėkime, kaip šis atsipalaidavimas į šią akimirką atveria mūsų sąmoningumą. Tampame natūraliai atviri pajusti visus pojūčius mūsų supančius aplinkui ir viduje. Ego protas
Tai, kas dengia mus nuo tikrosios prigimties, yra įtampa. Yra sunkus, skalsus. Jo galioje esame užverti į mažytį pojūčių kalėjimą. Neregime, kas yra aplinkui, neregime šios akimirkos atvirumo, kuomet esame paveikti troškimo, įtampos, streso. Pastebėkime, kaip grįžę prie šios akimirkos, šio momento, tampame natūraliai erdvūs, atviri. Ir pirmas dalykas, kurį paleisime, yra siekis. Paleiskime bet kokį siekį kažko įgyti šios meditacijos metu. Pasitikėkime procesu. Dievas tikrai gerai žino, kas yra jo vertas, kas yra jo verta. Pasitikėkime ir Viešpats atskleis mums savo veidą, savo artumą. Ir paleiskime bet kokį norą kažką pakeisti savyje. Kad ir kokią būseną patirtume, kad ir kokį gyvenimo etapą, paleiskime siekį tai pakeisti. Leiskime savo bent akimirkai su tuo susitaikyti. Yra kaip yra. Kad ir kokį pojūtį jaustume kūne, tegul tai būna. Leiskime savo tai priimti. Jėzus sako, kad įeitumėte į Dievo karalystę, savo tikrąją prigimtį. Turite tapti kaip vaikai, kaip kūdikiai. Atviri, paprasti, nuoširdūs. Būkime kaip vaikai, atviri šiam momentui, šiai akimirkai, receptyvūs. Tai suaugęs žmogus, suformuotas protas sako, o kas dabar, o kas toliau, o ką dabar reikia daryti, ką reikia atlikti. Paleiskime šias idėjas į vaikišką spontaniškumą, paprastumą, žaismingumą. Stebėkime šią akimirką lyg visiškai naują gyvenimą. Bet kokia suformuota idėja, kurią mes turime apie meditaciją, mums yra kliūtis. Tada atpalaiduokime tai į šią akimirką, nuolat šviežią, naują. Šią akimirką, kurią pirmas į gyvenime patiriame. Kiekviena akimirka yra nauja, patiriama pirmas iki. Ir atpalaiduokime visą įtampą iš šio fizinio kūno. Atpalaiduokime giliau ir giliau. Pastebėkime, kaip šis atsipalaidavimas vyksta sluoksniais. Kuomet jaučiame, jog šis kūnas yra atpalaiduotas, pažvelgus atidžiau ir giliau, galime dar giliau tai paleisti. Pastebėkime slaptą įtampą,
kuri dažnai slepiasi nepastebėta mūsų kūne. Dažnai tai gali būti pečiai, sprandas, veidas, kakta. Atpalaiduokime visą pilnai. Atiduokime visą Dievo rūpesčiui į Dievo rankas. Pastebėkime, kaip su šiuo atsipalaidavimu mūsų protas natūraliai atsiveria lyg erdvė. Ir visi šie kūno pojūčiai, kuriuos tik patiriame, kad ir kokie nedideli, atsiranda mūsų sąmoningumo erdvėje, kuri yra kaip dangus nekintanti. Paleiskime visą tai, kas laikina, atpalaiduokime tai. Atpalaiduokime mūsų laikymasi už šių pojūčių. Leiskime jiems savaime iškilti, kilti, kristi, žaisti mūsų kūne, daryti, ką tik nori. Nesukurkime jokios priešpriešos. Paleiskime visą priešpriešą, visą kontroliavimą į šią didžiąją proto erdvę, į šį momentą. Vien erdvė, kurioje visi gyvenimo patyrimai vyksta, yra tikra realybė, tikrovė. Dabar pastebėkime šį subtilų pojūtį. Aš esu medituotoja, medituotojas. Šis konstruktas, aš sėdžiu ant šios kėdės ar ant žemės ir atlieku tą ir tą. Atpalaiduokime tai į erdvę, paleiskime tai. Šis pojūtis neturi išliekančios prigimties, jis yra laikinas. Visa tai, kas laikina, dengia mūsų akis nuo amžinybės. Ir pastebėkime, kaip šis pojūtis. Aš atlieku tą ir aną, aš medituoju, aš patiriu tą ir kitą. Ir atpalaiduojamas į erdvę, išsklaidomas į sąmoningumo platybę, į regėtoją, nešališką, nepaliestą nei vieno šių pojūčių. Atpalaiduokime šį pojūtį, jog jaučiame save tarsi galvoje ar kažkurioje kūno dalyje. Išties, mūsų tikroji prigimtis, beribio proto erdvė, nėra jokioje kūno dalyje. Paleiskime šią subtilę įtampą. Išlaisvinkime save. Ištirpkime erdvėje. Atpalaiduokime visą kabinimąsi už minčių. Kartais protas gali sakyti, aš nesuprantu to ar ano, aš suprantu tai ir tai. Pastebėkime, jog regime jį iš šalies. Jis sukyla šioje sąmoningumo erdvėje.
Visi šie klausimai, komentarai, proto paieškos neturi jokios vertės. Kaip akimirkai atsiradę, taip išnyksta į amžinybę, niekuomet negrįžta. Tad paleiskime savęs tapatinimą su protu. Giliau ir giliau. Paleiskime visą tai, ką juntame, visą reakcionalumą į tai, ką patiriame. Į grynąją regą, į sąmoningumo erdvę. Į mumise dar yra pojūtis, aš suvokiu, aš suprantu. Kas yra šis aš? Tai tik dar vienas dangalas, dengiantis mūsų tikrą prigimtį, kur yra neasmeninė, nelimituota. Paleiskime šį pojūtį. Atiduokime jį į viešpaties rankas. Sutelkime visus savo pojūčius, kaip į vieną sferą, tarsi burbulą. Visą tai, ką patiriame šiame momente. Nesvarbu, kas tai būtų, kad ir kokie pojūčiai. Patirkime tai kaip vieną visumą, vieną pojūčių sferą. Ir matydami visų patyrimų laikiną prigimtį, neišliekančią prigimtį. Ištirpinkime tai didžiojoje regėtojos erdvėje, sąmoningumo erdvėje. Tegul visa tai ištirpsta tarsi cukrus įmestas į arbatą. Atpažinkime save kaip pačią regėtoją, patį grynąjį sąmoningumą. Pastebėkime, kaip visa, ką patiriame, vyksta toje pačioje sąmoningumo erdvėje. Tai, kas yra išorėje, tai, kas yra viduje, skirsto tik protas. Kur yra ši riba, ši linija? Sąmoningumo akyje, sąmoningumo erdvėje, tiek išorė, tiek vidus yra viena. Tai yra viena erdvė, Dievo erdvė persmelkianti visą. Tad suliekime šias linijas tarp tariamo vidaus ir išorės, atpažindami save kaip erdvę, kurioje žaidžia šios laikinumo formos, tuščios savo prigimtyje. Išties šioje erdvėje, atpažinus save kaip pačią gyvybę, pačią regėtoją, visą regime tuščios prigimties. Vien ji yra vienintelė tikrovė, nepaliesta šio pasaulio.
Žvelgdami į šią sąmoningumo erdvę, atpalaiduokime visą skirstimą, visą lyginimą, visus komentarus, visą patyrimą. Išties esame erdvė, erdvė nepaliesta nei vieno jų. Tai protas, materialus protas mano, jog tai tikra, realu ir mus nuveda į iliuziją, į laikinumą, sutapatindama save su skirstimu, su mintyjimo procesu. Tačiau išmokime kontempliuoti viešpaties veidą savyje. Ir šis apsivalymo, išsigryninimo procesas prasidės. Dievėjimo procesas. Ši sąmoningumo erdvė yra mūsų mokytoja ir pati mus moko. Ar gebame įsiklausyti? Jei mūsų protas perša mums fantaziją, kažkokią mintį, idėją, atitraukti mus nuo šio momento, nuo šios akimirkos, nuo savo tikrosios prigimties, tai įsiklausykime į šią pamoką. Taip mums atsiskleidžia dalis, kuri nėra gerai paleista, gerai integruota, gerai atiduota Dievui, kuri nėra darni, kuri neatspindi mūsų prigimties. Nes kur mūsų dėmesys, ten yra mūsų energija. Išties pamatome, į kur investavome savo vidinį dėmesį. Pasilikime šioje aš esu, kurioje nėra mūsų. Pasislėpkime Dievo apsiauste, Dievo prieglobstyje. Būkime budrus, išgirsti savo mokytoją. Ši sąmoningumo erdvė žino, kas yra nedarnu su ja. Patyrimu tai žinome. Pastebėkime, kaip protas sako, duok man savo dėmesį, tu negali be manęs, aš esu tavo tapatybė, aš esu ši kaukė prilipusi prie tavo veido. Tu į mane, šį protą, ego protą, investavai visą savo gyvenimą. Tu negali manęs palikti. Pastebėkime šią limitaciją. Protas mums turi daugybę įvairių pasiteisinimų, kodėl neturėtume likti Dievo artume ir panirti į susitapatinimą su pojūčiais, su mintimis. Bet išties nėra nieko atskiro. Nėra jokios praktikos, kuri būtų atskira. Meditacija nesiskiria nuo kasdieninio gyvenimo. Tai viso labo pratybos, kurių metu atpažįstame dvasinius principus savyje. Nesitapatinti su protu, pojūčiais, jausmais. Nesitapatinti su pojūčiu, aš atlieku tą ir aną. Aš suvokiau tą ar kitą, bet ištirpinti viską esybės erdvėje yra Dievo artumo praktika, švento gyvenimo praktika. Tai yra atiduoti Dievui savo gyvenimą, regėti tuščią dalykų prigimtį, laikiną visų dalykų prigimtį ir apversti savo dėmesio akis iš to, kas laikina į amžinybę. O didžioji mokytoja mumyse, pati esanti tobula, nepaliesta pasaulio. Padėk mums pastebėti
dienos metu, viso gyvenimo metu, tai, kas neatspindi tavo atvaizdo mumyse, tai, kas nėra darnu su tavimi. Padėki mums pastebėti, o dieviškoji mokytoja, kaip protas sukuria priešpriešą pasauliui, negebėdamas viso atiduoti tau, Viešpatie. Išties mūsų tikroji prigimtis yra laisvė, yra erdvė be ribų, amžinybė. Meilė, kuri nežino kito žodžio, tik taip, taip, taip. Beribė erdvė, kurioje visi pojūčiai ir mūsų gyvenimas skleidžiasi. Tik į tave mes keliame savo širdis. Protas, tapatinimasis su formomis, įvairios priešpriešos, limitacija, objektyvizavimas sukūrė tiek daug skausmo, tiek daug nelaisvės. Visa, kas esame, yra tavo, Dieve. Iš neišmanimo savo priskyriau laikinumą. Visa tai, kas laikina, iš tavęs atsiranda, tavo erdvėje tveria ir į tave sugrįžta. Vien tu, mūsų tikroji realybė. Padėk mums išsigryninti, apvalyti savo sielos veidrodį, kad vietoje save tapatinančio proto atsispindėtų tavo nemarus paveikslas. Tavęs mokome, į tave žvelgdami, priimame visą vieno skonio, meilės skonio. Išties, išmokstame matyti vienį, nelyginti, neskirstyti, neobjektyvizuoti. Protas kaip erdvė, kuriame ištirpsta visi konceptai. O mūsų dieviškoji mokytoja, kurios veidą kontempliuojame savy, ištrauki mūsų dėmesio akis iš viso to, kas materialu, viso to, kas apčiuopiama. Tebūna šis dėmesio žvilgsnis nuo šiol nukreiptas į tave, o platybė be ribų, meilė, kuri neišsenka. Padėk mums, Viešpatie, pastebėti visą tai, kas nėra darnu, su mūsų tikrąja prigimtimi ir tau tai atiduoti. Iš laikinumo į amžinybę.